Kaip matote, parašyta, kad modernios auditorijos, bet studentai kažkodėl sėdi lauke. Sekinti nuotrauką. Čia tiesiog, nežinau, gal Latvijų įtaka buvo prie mano namų yra Napoleono kalnas, bet kažkodėl tai užrašyta Napoleono kalnis. Neseniai žiūrėjau, pataisyta. Sekinti nuotrauką. Na, čia žmogus perka statulėlės su lietuvaitėmis. Tai jeigu statulėlės turi, bet lietuvaitės neturi, tai statulėlės greičiausiai neįsigysi. Sekinti. Šičia ieškojau kažkada pašteto recepto ir radau nuostabų paukštienos kepenėlių paštetą. Bet jeigu pažiūrėtumėm į sudėtį, parašyta, jums reikės kiaulienos kepenėlių, kiaulienos lašinių, kaljako arba degtinės, nerealios kiaulienos be kaulo, pieno, želatinos, kiaušinių ir lauro lapelių. Ir iš viso to gaunasi paukštienos paštetas. Toliau. Na, čia tiesiog labai įdomiai gavosi kompozicija, tokia yra laidojimo reikmėmis ir yra kurojus. Čia Jėzus kultūristas. Sekanti nuotrauka. Vairavimo mokykla ir apželdinimo kursai. Sekanti nuotrauka. Na, čia labai juokingas skelbimas. Dėmesio pamesti naudoti juodi su ružavais drugeliais trikai, prašome radusiems paskambinti tokį tai telefonu. Tik staiga man ant galvos krito obuolys nuo jos, kuris buvo ant šakos, o dabar man ant galvos. Ai, kaip skauda, ai, tu esi kalta tikrai. Ne aš, tarė obelis, ir ne mano obuolys, kaltas tu patsai žmogau, juk aš trauktis tau labiau. Gal nesąmonė maniai, kad arčiau dar priėjai. Tau čia pamoka už tai, kad tu medžių neklausai. Kitą kartą, kai girdėsi, tai ir guzo neturėsi. O dabar linkiu sėkmės.
prelatas skaitė eilės, bet ir žino, kad jis dar dainuoja. Ir aš neatsimenu nei vieno talentų vakaro, kad prelatas nebūtų dainavęs. Ir dainuoti galėsiu aš vėliai, nes gimtinę aš savo matau. Ach, neveltui balti svyruonėliai, jūs vaikystėj karštai Kirsiu miške medį, išsidrošiu savo tėvą, atsiųsiu per parimą ir užsiauginsiu gražų vardą, uždėsiu jam ant galvos, išdrošiu vežimą.
gyventojus, gyvenimo stilius netrukdo išminties skleidimui. Čia vilnius. Žinot, įdėjau nesisveikinti. Jo, bet aš kažkaip galvoju, eilės buvo, muzika buvo ir kažkaip ką čia dar kokį ištraukti. Ištraukiu šį kartą žmoną. Tai gali, kaip sakant, aš to pradėsiu pasiimti ir čia mes padarysim tokį dalyką ir taip toliau. Nes galvom, ką su žmona dar galim padaryti, katinus ganom, šunis ganom, kiaušinienės neiškepsi, bet dar kažką kartu. Tai mano žmonos vardas Dalė. Mano talentas yra susirasti gerą žmoną. Vienas iš džiaugsmų yra, kad gali daryti daug kartų, bet aš kaip seksus gali ir paskui jau Gabrielius Praleistas laikas žemėje 300 metų. Išmintis tvyro 5 metrus aplinkui. Jūsų prelatas. Maironiškoji meilė Lietuvai, kuri kaip motina raudoja kritusių vaikų ir džiaugiasi lietuvio lopšyje nauja gyvybė, balsuojančią tėvynės meilę ir tikinčią garbingą praeitim ir lūkesčiais, kad ji neliks našlaitė be namų. Toks didis ir toks turtingas Maironio atminimas. Tai ne praeitis, o vis naujai bylojantis dabar. Tėvynės nepamiršk, kalbėk, rašyk, tikėk, mylėk, nes Lietuva brangiausias turtas.